Su kokiu nusiteikimu atvykote į Kauną? Su normaliu. Kiekvieną kartą atvažiuoja laimėti, stengtis kažką. Pastoji tą patį paklausė, su kokiu nusiteikimu. Žalgiris, kaip ir su savom problemom, mes su savom. Pas juos, kaip sakant, galbūt šiuo metu jų kažkai daugiau yra. Vėlgi tai komanda, kuri vis laiką sakom, kuri labai talentinga yra, turi surinkti geri žaidėjai, kurie galbūt kažkokio tai neturi dar šiuo metu ritmo. Bet vėlgi žaidžia namuose, kas jiem, kaip sakoma, bus tikrai geriau negu žaisti išvykose, šiuo metu pralašinėdami. Kaip pats šio sezono, kaip sakant, savo startą vertas pradžią atėjusi naują pradžią? Man gerai, ten patinka, yra lengviau grįžti į komandą, kur vis tiek pažįsti trenerį, pažįsti visą sistemą, pažįsti visą aplinką ir man tai ten sugrįžimas į namus praktiškai, nes viskas yra labai pažįstama, viskas labai sava ir reikia prisitaikyti ir prie miesto, ir prie papročių, taip kad labai paprasta. Spėsit su artimaisiais pasimatyti, galbūt užsuksit pas tėvukus? Kažkiek juos aplankyti. Gerai, šiandien labai sėkmės.